gerai, aš galvojau teisingai, kad dabar keliaujam prie žąsų kojelių, kur mums reikalingi jau ne du, kurie rungtyniaus, bet 4. Va. Palaukit, vaikai, dabar jūs įėjot į pelkę dabar, čia žinokit, atsargiai čia dabar. Čia dabar atsargiai pelkę neįkime. Gerai. Nu gerai, jau matau, tai gražiai keli. Va. Nu va, ir jūs tada. 1, 2, 3. Gerai. Gerai. Va. Dabar bus žąsų kojelės šiek tiek tokios, ne tai kad rimtesnės, bet ilgesnės. Stojat. Va, prašau. Įsiskuriat, neturėsit. Nesvarbu, čia reikės laidelį. Taip, jūs turėsit jau susitarti, ar su dešinė, ar su kairė. Su kokia pradėsit jūs? Su dešinė kairė pradėsit jūs žingsniuoti, o jūs? Su kairė. O, kokie šaunaliai, nenusižiūri vienas nuo kito. Viena komanda su dešinė, kita su kairė. Gerai, einu aš iki prizų, iki Martino. Martinas duos ženklą ir jūs pradėsit. Na ką, ar pasiruošę? Taip, dėmesio, 3, 4 ir pradedam. Na, visi susirinkę kelia žibintus į viršų. Rėkia, šaukia, palaiko, ploja, ragina. Šis išbandymas yra žymiai sudėtingesnis. Draugiškos žąsų kojelės, reikia kartu draugiškai susitarti. Suderinti veiksmus tarpusavyje, pajausti bendrą ritmą. Ir mes matome, kad komandos atkeliauja taip, visgi pirmoji nedaug trūko, kad būtų lygiosios. Tai kuo dar kartelį pasakykite vardais esate? Luizė ir Martinas. O kaip simboliškai Martinui iš Martino štai po 2 žąsis nugalėtojams. Martinui ir Luizai. Prašau. Taip, o mūsų antrosios vietos nugalėtojas. Gerda ir Deimantė. Audringi plojimai Gerdai ir Deimantei. Joms kiekvienai po paguodos Martino žąsį. Ir rašom. Ačiū už dalyvavimą. Na, o gal atsirastų dar kažkas iš tos pusės, kurie norėtų pabandyti su 2 sudėtingom žąsų kojelėm keliauti. Tu norėtum eiti, bet tau reikia kompanijos. Čia 2 vyrai. Labai gerai. Išrinkom. Taip, čia žiūrėk, mano štai ten yra 2 vyrai. O bus draugai. Ateik, nebijok. Taip, reikia pradėti nuo čia, nuo mūsų. Pradėsim dabar nuo Martino. Martinas keliausi į kitą pusę, prie mūsų švyturio, prie dviračio, o žąsies kojelės jau dabar maunamos ir sukamos į kitą pusę. Oho, kokios žąselės. Pasiruošę? Taip, dėmesio. Vienodai sustojam. Martinas keliauja iki finišo linijos. Per visas pelkes, nes Martinas gali ir prie žąsų kojelių per pelkes lampot ir sėkmingai jas įveikti. O mūsų dalyviams reikia žąsų kojelių tam, kad įveiktumėm pelkynę. Na, dėmesio, ar pasiruošę? Taip, 3, 4, pradedam! Ir publika palaiko, paploja. O vyrai susikaupė, derina veiksmus vienas su kitu. O štai ir truputėlį mažytė palaikymo komanda. Oi, o štai, kai yra gerai mentoriai, tai ir komandinis darbas žymiai greičiau vyksta. Turim pirmuosius nugalėtojus. Na ir laukiam, kol vyrai galų galiai veiks mūsų pelkynę. Na, tai pasirodo ne taip lengva buvo, ar ne? Kaip iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti. Tai kasgi čia dabar pas mus laimėjo? Kuo vardais?
Domantas ir Jonas. Jonas. Kviečiu palaikyti mikrofoną, o aš dalinuosi Martyno žąsimis. Kągi tikrai dosnus mūsų Martynas ir visi dalyviai laimėjo ir paguodos, ir pagrindinius prizus, o dabar Martynai gal dar didinam žąsies kojeles. Ar dar turime laiko? Turim dar laiko, galim didinti. Taip, va dabar tai bus pati sudėtingiausia užduotis. Jums reikės atsirinkti ir suburti komandas, kad būtumėte po 3 didžiausios Martyno kojelės. Vieną komandą mes jau turime. Dar galėsim suformuoti dar vieną komandą. Štai turim 1, 2 ir 3. Va štai, ateikit, nebijokit. Ateikit, asistentai, paruoškite žąsies kojeles. Mūsų pagalbininkai ruošia žąsies kojeles. O ne taip lengva, pačios ilgiausios ir didžiausios žąsies kojelės. Atsargiai, tik tai niekas neikite į pelkės vidurį, kad nepaskęstumėte, kad batų neišpurvintumėt. Ir štai, turime, bandom dabar sustoti ant žąsies. Jau net ne kojyčių, o kojų. Kojas smarkiai tempkit. Smarkiai tempkit stiurus. Gerai, įtempia, ne? Taip, ir dėmesio. Jau visi pasiruošę. Palaikymo komandos pasiruošusios ploti, šaukti, trypti ir linkėti sėkmės abiems komandoms. Martynas per pelkę be jokių kojelių keliauja prie finišo linijos. Ir 3, 4, pradedam. Keliaujam. Kairę, dešinę, 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 kairę, dešinę. Na, atrodo, kad mažieji su Mendaro pagalba neblogai veikia, bet ritmą pagauna vyresni mūsų vaikai. Ir dundėdami pasiekė finišo liniją. Taip, bet pagaliau komanda susibūrė ir atrado ir pajuto, ką reikia daryti. Na, žiūrėsim, ar pavyks mūsų patiems mažiausiams atkeliauti. O kol mažiai keliauja, Galina Merdonas, prašau, pasikartų. Taip, patikėjus. Dar dvi žąsys. Ir dar dvi žąsys. Ir jau girdžiu, kad ovacijos. Ir džiaugsmingi šūksniai, nes pagavo pagreitį ir mūsų mažųjų komanda, kurie atkeliauja ir sėkmingai įveikia Martyną pelkę su Martyno žąsies kojelėmis. Ir štai paliesta mūsų arklio klumpė. Galime paploti, pasidžiaugti ir apdovanoti simbolinėmis Martyno žąsimis. Prašom, gražios žibintų eismės, gražios Martyno dienos.
Nu kągi, brangieji, iš tikrųjų nuostabu matyti, kad šiandieną, Švento Martyno dieną, Klaipėdoje vykstančiame renginyje Martynas ir jo žąsis, kad visi patys mažiausi mūsų Klaipėdos miesto gyventojai kartu su savo tėveliais atkeliavote čia į Danės skverą, kad galėtumėte simboliškai nešti šviesą ir sudalyvauti visi žibintų eitynėse. Visus sveikinu čia atvykus. Šventas Martynas, jis yra vargetų karių globėjas. Legenda byloja, kad Martynas gyveno 4 amžiuje mūsų po Kristaus ir jis vieną naktį, vieną šaltą rudens dieną, tai buvo lapkričio 11, grįždamas iš karinės tarnybos, savo kelyje sutiko sušalusią ir maldaujančią pagalbos žmogystę. Martynui pagailo to vargetos ir jis, paėmė savo kalaviją, aukštai iškėlęs jį į viršų, paėmęs apsiaustą, perkirto jį pusiau ir juo pasidalino su šiuo vargingu žmogumi, taip jį išgelbėdamas nuo mirties. Ir nuo to laiko Martynas laikomas šventuoju. Jis globoja vargšus, jis globoja kareivius, tas pats buvo kareivis. Ir labai džiaugiamės, kad jau ne pirmus metus Klaipėdoje vyksta simbolinė žibintų eisena, kuri tarsi simbolizuoja tą laužą, kurį Martynas buvo sukūręs tai vargetai, kad išgelbėtų jie nuo mirties. Ir mes dabar nešame tas liepsneles, tos žibintus, gražius jūsų padarytus, pagamintus per visą Klaipėdos miestą. Ir tikimės, kad tai yra simbolinis žingsnis šviesos nešimo šiuose tamsiuose laikuose. Galbūt ne visai laikuose, gal laikmetyje tame, kuomet ruduo atkeliauja į žemę, kuomet dienos tampa tamsesnės ir trumpesnės. Norisi, kad daugiau būtų tos šviesos. Ir su ta viltimi mes gaminame žibintus ir su jais keliaujame žibintų eisenoje. Tai dar kartelį noriu, kad jūs visi kartu, kas esate pasigaminę žibintus, iškeltumėte juos aukštai į viršų ir parodytumėte, kiek jų yra, kaip jie šviečia. Ir kad su pasididžiavimu juos galėtumėte nešti per Klaipėdos miestą į mūsų Klaipėdos teatro aikštę. Na ką, brangieji, manau, kad metas pradėti. Ir aš dabar kviečiu čia mūsų gerbiamą Joną, kad jis duotų simbolinį ženklą, pūsdamas savo ragą, kad galime piemenų ragą, kad eisena gali būti atidaryta ir pradėta. Keliame žibintus į viršų. Te prasideda žibintų eitynės eisena nuo čia Klaipėdos Danės skvero iki teatro aikštės. Galite visi audringai savo pasiploti. Keliaujame!
Keliaujam pas mus. traverser ces pays.
Wow! Kiek publikos. Smagu sugrįžti, nes iki prieš visus sportus ir jeigu matote, kodėl atkeliaujame plojimai eisenai. Kurių džiugiuoja dar daugiau žmonių. O, kokie gražus fakyrai. Ateikit arčiau mūsų, ateikit. Iš toli ėjot. Gerai. Kadangi prašiau plojimų, labai nebuvo plojimų. Gal reikia pasivedėti, kad būtų gausesni tie plojimai, ar visi su pirštinė. Pakelkit, kas su pirštinė. O kas be pirštinio? O, čia daugiau be pirštinė. Gerai. Kas su pirštinė gerai gali daryti, o kas be pirštinėlio, žinokit, reikės dar smarkiau. Aš paplosiu ritmą, jūs atkartosiu. Ir aš žinau, kad Klaipėda labai muzikalus miestas, aš manau, čia bus labai gražu. Gerai? Ploju ritmą, jūs visi atkartojat. Pabandau sušilsim rankutės. Gerai? Važiuoju. Šaunuoliai, beveik visi, nu, jeigu dar paimsim šiek tiek į ritmą, bus dar smagiau. 1, 2, 3, važiuojam. Paplokit eisenai. Wow, kiek dar. Šaunu, žmonių priimkėsi prie mūsų visų gerai. Ir dabar visi vieną ritmą, žinokit, šitą tikrai žino, gerai žiūrėkit. Nes reikės apšilti ir kojas, nes reiks iš vakaro daug šokti. Pasiruošę pašok daug. Tai padarom dabar taip, visi žino, šitą judesį visi žino, tu žiūrėk. Ir nesustojam, gerai? Dar drąsiau. O kas žino žodžius, dainuoja garsiai. O kas kiek turi turinti ilgus plaukus, gali pasileisti O, plojimai kur kas geriau, kur kas ritmiškiau. Gerai, užduosiu tokį
gal kvailą klausimą. Pas ką namuose petelinė groja? Porą damų rankų mačiau. Vyrai nieko nesakė, nusisuko. Gerai. Šiandien turime dabar mes turim petelinę keptuvę, bet iš tikrųjų įdomus instrumentas. Prisimenu, sapnelį čia viduje yra, kurie labai gražiai skamba. O iš tikrųjų šitą instrumentą galima pasidaryti iš 200 litrų bačkos dugną. Suplakti, pagerinti šiek tiek, pagausis mum nesigavo, jų kažkas sudavino, šis instrumentas yra iš tikrųjų. O, kitas. Šiek tiek vardinės, Atsiprašau, kad nuogumus nemačiau. Dabar žinokit, mūsų variantas toks, kad reikės visiems šokti, todėl kad jeigu pusė šoktis, kitą pusę pasistūmus. Ir dėl to kažkokią sugalvojom, kad visi galėtum 100% pajudėti. Žiūrėk, labai nesudėtinga. Mažai žingsnelis, o nežinau, kaip čia prie vartelė bus. Nu, jis vietoj sudarys, ne? Mažai žingsnelis, kad turi pirminti. Kuo mažiau žingsnelis, vienas, 2, 3, 4. Bandom? 3, 4. 1, 2, 3, o. Labai gerai. Na dabar pasidarėm galiau kietą turim. Atgal. 1, 2, 3, o. Labai gerai. Atgal pašyšęs lygo mūsų kairį. 3, 4. 1, 2, 3, o. Visi yra visą minus aštuonis. Ir atgal. 3, 4, 1, 2, 3, o. Dabar niekad nei su kuliumu niekad nesiskiria su kuliumu. 2, 3, 4, 1, 2, pačias minus pašos.
Atsiplokit savo. Labai smagu, kai ateina žmonės švęstis, linksmintis, džiaugtis gyvenimu. Tada visiems gyvenimas išrinko daug gražesniems spalvom. Nes jeigu jūs šypsosit, kai žmonės atsisukite į kaimyną, tai nusišypsokit. Pažiūrėkit, atsisukite į kaimyną, šypsos kaimynas iš karto. Nusakiau, važiuok, padarykite kitą kaimyną, šypsotis, atsisukit ir iškart matom visi su šypsenom. Gerai, super. O, noriu paklausti vyrai. Nu čia, dabartinis jaunimas, galbūt 30 metų buvo šitas jaunimas. Mašina nusipirko naują. Jis instaliavo metalą, kurį išsitraukė, kurį nenorėjo atsinešę savo galimybės neištraukti. Su buferis bagažinėje įdėtis stiprintuvos kilovatas ar nadu. Prisigera priekaria važiuodamas per Klaipėdos miesto langą. Ir kokią muziką pasileidė? Vyrai, kokią muziką pasileidė 30 metų? Visokių būdų, ne? Ir aš manau, kad šitas vienas galbūt skirtis turbūt reikėtų turbūt nepasileidė, kad gavas eimas nuo šono, išvardas atkreipti dėmesį ir pažiūrėti, kas yra šitą automobilį.